turime pultelį HRMatic, į kurį jau įkopijavom BFT kodą ir dažnį. Kaip ir BFT pultelis, jis turi jau taip vadinamas sisteminį kodą, ar kitaip vadinamas tas kodas slaptas kodas. Kad pririšti BFT pultelį, reikia paskleisti tą slaptą kodą ir paskui paspausti norimą mygtuką. Ta patį reikia padaryti ir su HRMatic pulteliu. Tai dabar, kaip matom, čia yra du mygtukai. Vienas mygtukas pirmas kanalas, antras mygtukas antras kanalas. Spaudžiam mygtuką. Kaip matom, užsidegė lėdas. Dabar spaudžiam du mygtukus vienu metu. Kai pradės mirksėti. Taip. Dabar laukiam, kol užges šitas lėdas ir dar kartą paspausim. Kaip matėt, greitai pradėjo mirksėti tas lėdas ir dabar tai reiškia, kad jis priėmė tą kodą, bet mes turim, kaip ir su BFT pulteliu originaliu, palaukti 15 sekundžių, kad sistema vėlgi galėtų veikti ir grįžtų į pradinį būseną. Po 15 sekundžių pultelis jau puikiai veikia. Matom, pultelis jau puikiai veikia.